Per kūno terapiją, tai mes, pavyzdžiui, jeigu vidinis vaikas yra dažniausiai kažkoks susigūžimas, toksai sustingimas, ane, vat krūtiniai pilve kažkur čia, tai mes tada nejaučiam likusio kūno, mes ir tampam tokio dydžio, kaip čia krūtinė, tai šau baisu, aš tokio dydžio, vien fiziškai aš save ten patiriu tokio dydžio, tai kaip kažkaip, žinai, išsijudinti ir vėl pajausti save didelę, pėdas ant žemės, pajausti kojas, rankas, kad žiūrėk, kūnas didelis. Kiekvienas specialistas yra tam tikros teorinės pakraipos atstovas ir ne vienas nesame pilnai apsaugotas nuo atstovaujamos pakraipos šališkumo. Vartojamos informacijos sintezė ir sąsajų ieškojimas su kitomis perspektyvomis yra raktas į holistišką požiūrį. Nesiūlome priimti vienos teorinės krypties kaip dogmos ar vienintelės tiesos. Kaip tik siūlome prisiminti, kad yra ne vienas veiksmingas analizės kampas. Teorinė kryptis tai yra perspektyva, kurios pagalba galime pažinti save ir savo psichiką. Praktiko atlikimas ar teorinės informacijos pritaikymas savo yra kiekvieno asmeninė atsakomybė. Išgyvenant psichikos negalavimus rekomenduojame kuo greičiau kreiptis į šios srities profesionalus. Nerekomenduojame to atidėti tik todėl, kad kažką išgirdote šioje tinklalaidėje. Labas, tu jums sveikinasi organizacija Jau dabar. Aš vardu Dominyka, o šiandien studijoje turime psichologę, kūno ir judesio terapeutę Ingą Dirsytę. Sveika. Labas visiems, kurie klausot. Su Inga šiandien pasikalbėsime apie vidinį vaiką, giliau pažiūrėsime į šią koncepciją ne tik iš psichologinės perspektyvos, bet ir labiau praktinės pusės. Tai visų pirma, Inga, labai ačiū, kad atvykai. Labai džiaugiuosi galėdamas su tavim pasikalbėti. Iš tikrųjų atradau tave dar prieš pačiai įstojant į IBMT, nes dabar aš 2 metuose. Tai sekiau tave ir aš mačiau, kad tu labai nemažai apie tą vidinį vaiką vis kalbi. Ir man taip kažkaip labai užsifiksavo, būtent tavo tas Instagramo kanalas, kad tu vis tą vidinį vaiką labai pamini. Ir iš savo asmeninės pusės ir apskritai su praktikom sujungi. Tai aš visada žiūrėdavau ir galvodavau, pat būtų faina apie vidinį vaiką su tavim pasikalbėti. Tai tikrai džiaugiuosi. Taip, smagu girdėti, kad taip kažkaip senai jau esu stebima. Taip, vidinis vaikas. Jo, ačiū, kad pakvietei. Tikrai kažkaip brangi ir tokia artima man šita tema. Tai gera bus truputį pabūti ir pasidalinti savo patirtimi ir profesiniam žiniom. Jo, iš tikrųjų, gal pradžioje norėčiau ir paklausti, koks tavo yra ryšys su ta tema. Ar seniai tu jau ją gvildeni ir su ją dirbi, kaip įsivaizduoju, ir su klientais dirbi šią temą, bet būtent tavo asmeniškai galbūt koks kelias buvo su tuo vidiniu vaiku? Mano kelias su vidiniu vaiku prasidėjo asmeniniai terapijoje, aišku, kur čia daugiau. Ir jis vis dar tęsiasi, čia visą gyvenimą tokia kelionė. Man kartais atrodo, kad tas vidinio vaiko terminas toksai gali skambėti mistiškai, kas tas vidinis vaikas ir iš vis aš suaugau ir dabar čia dar vidiniai vaikai kažkokie. Nes ne tik, kad vidiniai vaikai gali būti ir vidiniai kūdikiai. Tai taip pat, kalbant apie tai, kaip aš čia atėjau į šitą temą, tai yra, žinai, nuo to bendro tokio ilgesio artumui savo, apie ką ir yra terapija. Tas vidinis vaikas, tai iš esmės, mes vadinam tam tikras tokias nebrandžias asmenybės dalis psichologijai, kurios ateina, jos tokios, žinai, ten visko yra ir žaizdų, gali būti sužeistas vidinis vaikas, bet yra ir visų kitų gėrybių. Tai vidinis vaikas iš esmės yra apie mūsų gyvybingumą, apie ne tai, kad žaismingumą, gyvybingumą ir pažeidžiamumą. Ir tai yra visos emocijos, visi jausmai, visa aš gyva. Tai, žinai, jeigu taip žiūrėti savo tą ryšį su savim ir savo pažeidžiamumu, tai kažkaip per tą, žinai, vidinio vaiko konceptą, tą tokį žodį, mes truputį liktai atskiriam tą savo būseną arba tą savo dalį į išorę ir būna lengviau komunikuoti. Tarkim, jeigu aš jaučiuosi išsigandusi kažkaip, tai nerimas kažkoks apima, tai gali būti, kad tas nerimas yra ne visai apie šią situaciją, bet jis yra jau toks, senas mano, tai ir tada jau galima gal tyrinėti, tai nuo kada aš taip jaučiu, ir ten ta mano vidinė mergaitė, ne vaikas, tai kiek į metų, gal į 5, 3, 10, ir dabartiniam gyvenime suaugusi man kažkoks atsiranda
dirgiklis ir iškelia man tą vidinio vaiko būseną. Ane, tai čia labiau apie žaizdas jau iškart pradėjau kalbėti, kažkokias žaizdas ar neišgyventus jausmus, bet lygiai taip pat yra ir su tais resursais, su žaismingumu, su kūrybiniu tuo aspektu. Mano vidinis vaikas, kuris smalsiai viską mato, ne? Tai jeigu taip nuimti tą vidinio vaiko sąvoką, realiai va tai praktiškai, paprastam žmogui, tai galima sakyti, žinai, kad tai yra mano ryšys su visom savo dalim, ne, su visom gyvybingumo apraiškom, visais jausmais. Bet kai mes pavadinam vidiniu vaiku ir atskiriam kiek ten metų tai daliai, tai tada lengviau kontaktą megzti, išgirsti poreikius. Labai, labai gražiai apibūdinai iš tikrųjų ir kažkaip, kai kalbėjai, apie tuos visus gyvybingumus ir tuos jausmus, aš kažkaip pat pagalvojau, kad man tas vidinis vaikas labai asocijuojasi su tokiom kaip gynybų numetimu. Žinai, kai aš pagaunu tai ir aš pasižiūriu ir aš pamatau ten, tarkim, kaip ir sakai, įsigandusią mergaitę, man tada tos visos gynybos kažkokios, tie susikaustimai, tas toks kūno net contraction, atrodo, jisai atsilaisvina ir aš galiu pamatyti iš tikro, kas po to slepiasi, po to kažkokia gynyba, po to slėpimusi, arba po kažkokiu, kai aš noriu kažką, nežinau, savyje atstumti kažkokią savo dalį, mintį, jausmą. Tai man apie to kažkokį lyg šarvų nusimetimą, kai aš pasižiūriu į tą savo tą vidinį vaiką. Nežinau, ar kažkaip rezonuoja. Iš tos pusės kažkaip išgirdau. Taip, čia, žinai, vėl čia yra tas pažeidžiamumas, kuris yra saugomas po tai šarvais, kuriuos mes kažkokiu būdu išmokom, ne tai kad pasigamint, bet mes juos susikūrėm, nuo vaikystės, kiekvienas savo tos adaptacinius tokius būdus, kaip čia išgyventi su to pažeidžiamumu. Tai taip, po tai šarvais yra kažkoks pažeidžiamumas ir kažkoks jausmas ir kažkoks poreikis. Bet mes negalim tiesiog paimti ir nusimesti tų šarvų, blokų. Čia taip daryti neišeis. Būtų paprasta per daug ir turbūt net nelabai gerai iš tikrųjų. Tai nesaugu, žinai, svarbu vėl žinot, kad mes užsidedam to šarvus tam pažeidžiamumui dėl to, kad nesaugu yra, per baisu, pasaulis per baisus, trūksta to palaikymo, tai mums reikia išgyventi ir mes užsidedam kažkokius tai šarvus. Tai jie yra visiškai būtini tol, kol mes neturim kitų būdų, kaip jaustis saugiai. O manai, šiaip įmanoma iš vis be šarvų gyventi? Čia toks klausimas utopinis, žinai. Bet žinau, kad aš tokių ir klausdavau klausimų. Kartais dar mokytojai savo paklausti. O tai čia įmanoma? Žinok, nežinau. Aš galvoju iš karto, ar įmanoma, tai galvoju apie kokius dvasinius lyderius iš karto, jau tą kategoriją, tai gal ir įmanoma. Aš nežinau, kaip jie. Bet terapijai tai mes nesiekėm to, kad tu čia be šarvų, galbūt tai iš tikrųjų atsitiks. Bet mes siekiam kuo daugiau galimybių žmogui praplėsti, kad jisai turėtų ir šarvus, ir kai reikės, jisai galės juos užsidėti, bet kad tai nebūtų vienintelis būdas, kaip jisai duoda savo saugumo. Ir kad yra dar kažkokių praplėsta, žinai, pasirinkimo galimybės. Tiesiog ta pasirinkimo laisvė man labai skamba. Nes aš anksčiau irgi galvodavau, žinai, kažkaip pradžioje aš iš vis turėjau įsitikinimą, kad be šarvų galima čia viską nusimest, jau viską, žinai, paleist. Bet man kažkaip po to aš supratau, kad tas įsitikinimas, kažkoks tikėjimas, troškimas to buvimo be šarvų, žinai, ten buvimo visiškai tokiu, kad viskas tiesiog prateka visada, žinai, kažkaip jau tas vien kažkokiu šarvu tapo, žinai, tas toks troškimas. Kažkokiu dar papildomų dalykų, žinai, vos ne kaip kažkokiu pabėgimu ar gynyba. Ir kažkaip kuo toliau, tuo labiau man, viskas yra okei, su tai šarvais, žinai, gali rinktis, gali nesirinkti ir gal net ir yra grožis tame, žinai, tame pasikeitime arba naudojime arba nenaudojime, ypač kai sąmoningai pastebi, atrodo gal net didesnė dovana nei tas kažkoks troškimas, kad, žinai, viskas pratekėtų ir tiesiog, žinai, būni lengvas ir nušvitęs.
Man, žinai, toks iškart kyla klausimas, koks yra tas poreikis po to troškimo, ne, kam ten to reikia. Visi kažkoks irgi, įsivaizduojama, kad kažkas tada bus, kai viskas pratekės. Jo, man tai kažkaip labai buvo su tuo tokiu pačio kūno, žinai, nepriėmimu ir atrodydavo, kad tada, atrodo, nejaušiau to kūno, žinai, nes tipo kaip ir prateka ir tada nebūtų tų pojūčių, nejaušiau, žinai, nieko. Kažkaip, man apie tai aš tikiu, žinai, kad gali būti 100 įvairių variacijų, bet, jo, buvo toks labai stiprus, žinai, atsiskyrimas kūno ir proto, kur pojūčiai, žinai, tokie atrodo net menkiausias toks aštrus ir net nesinori, žinai, ir to žemiško gyvenimo, žinai, nesinori, toks nuvertinimas, žinai, tas toks. Jo, labai kažkaip skamba tas man. Čia, šiek tiek apie tą dvasingumo kažkokį momentą, bent jau, kaip aš girdžiu, man apie tai yra, tai kai būna siekiam dvasingumo arba ten meditacijos, irgi gali būti kaip pabėgimas nuo to, kas ten kūne, nuo tų savo žaizdų, ne, kad tik nežiūrėti. Tai kažkaip klausant tavęs, tas, kad tai irgi yra vienas iš būdų, kaip mes bėgam nuo savęs. Ne tik visokias ten priklausomybės ar kažkaip kitaip žalingai, bet ir dvasingumą, kuris kažkur ten atskiria to, kas yra čia. Jo, ir jis toks, iš esmės toks netikras, žinai, tada gaunasi, aš kažkaip to dvasingumo žymiai daugiau jaučiu, kai aš kūną jaučiu, žinai, ir orą jaučiu, kuris man ant odos, žinai, guli, ir vandenį, kurį geriu, ir kai su žmogum kalbu, žinai, čia. Tai paradoksaliai, žinai, bet kur aš lenkiu, žinai, su to, kad, kai buvau toj būsenoj, toj atsiskirimo, aš labai tą vidinį vaiką, žinai, buvau nutildžius ir tokia visada rimta buvau, žinai, atrodo toks didelis rimtumas ir žmonės, kurie ten pastoviai juokauja, šmaikštauja arba tiesiog kartu leidžia laiką ir nieko ten produktyvaus kabutėse neveikia, toks laiko švaistymas atrodydavo ir, žinai, kai aš labiau pradėjau integruotas dalis, aš supratau, kad, aš pradėjau pastebėti, žinai, kad ta mano maža mergaitė labai laiminga būna, kai aš ten šmaikštauju su draugais, arba, nežinau, nueinu į parduotuvę ir pasiimu vienaragį ir pasižiūriu į, tokie, maži, žinai, dalykai kasdienybei, kur man gal anksčiau atrodydavo, tiesiog laiko švaistymas arba kažkas nerimto ir kad čia reikia atsikelti ir eiti 2 valandas medituoti ir tada eiti knygą skaityti, žinai, čia yra, kaip turi būti. Tai man, sakau, tas vidinis vaikas labai su tokiu atsiverimu, tokį kasdienybei gal net paprastai siejasi. Nežinau, kaip tau. Labai kažkaip girdžiu tave, ir galiu, žinai, rezonuoti. Bet girdžiu tą integraciją žodį, ne, tai leidimas būti visokia, čia turbūt apie tai, ne, priėmimą. Čia tokia kelionė. Tokia, graži kelionė. Bet tikrai nepasidaro tas per vieną dieną ir per savaitę ir mėnesį. Jo, yra ką veikti ir aš įsivaizduoju su vidiniu vaiku turbūt visą gyvenimą bus ką veikti. Dabar kalbant apie tuos jausmus, kuriuos, apie ką yra tas vidinis vaikas, kaip ir minėjai, realiai apie viską, žinai, bet klausiausi tavo podcast'o LRT apie pyktį ir man ir pyktis labai su vidiniu vaiku susijęs, tai galbūt galėtum paplėtoti šiek tiek apie tai, nes atrodo iš vienos pusės yra tie žmonės, žinai, kur absoliučiai yra užspaudę ir nemoka pykti, net sako, kad nejaučiu pykčio ir yra tie, kurie ten turi pykčio priepuolius, žinai, ir man kaip ir atrodo viskas apie tą vidinį vaiką, tai gal iš skirtingų pusių, tai gal, gali šiek tiek daugiau apie tą temą, nes, kiek žinau, tikrai aktuali, žinai, yra. Jo, pykčio tema, labai jinai tokia jautri, nes mes nelabai mokam būti su savo pykčiu, man atrodo, mes šitas energijas nelabai pažįstam, nes buvom kažkaip mokomi savo toj kultūrai istoriniai, kurioje gyvenam, arba nuslopinti pyktį, nepyk, nesiožiuok, arba kažkaip tada jau, tie 2 kraštutinumai kartu paminėjai, arba tada jau aš nuslopinu ir liktai nuneigiu, kad aš čia iš vis pykstu, neleidžiu savo pykti, nepažįstu savęs pykstančio, arba tada jau taškausi to pykčiu į visas pusės, bet tai irgi nėra apie tą sveiką
pykčio įkūnijimą. Tai taip, čia yra susijęs su to vidiniu vaiku, nes, žinai, visos emocijos vaikystėje, jos jau yra pas vaiką, tai priklausomai tai, kaip aplinka reaguoja į tas jo vaiko išraiškas, į tą pyktį, į pasipriešinimą, į tai, kai jis nenori, sako ne, prieštarauja, išsako, ko aš noriu. Tai taip toks ir bus jo santykis su savo pykčiu. Mes tiesiog aplinkos tos žmonės internalizuojam po to, mūsų viduj tampa to vidinis kritikas tampa, ne? Ir tada tas vidinis vaikas, vidinis kritikas, kai mes jau suaugam, tai dvi figūros, irgi jeigu terapijai, tai galima tyrinėti, yra tas vaikas, pavyzdžiui, jeigu aukos roliai, ir tas vidinis kritikas yra agresorius. Jisai būna toks, griežtas, kažkoks baudžiantis. Tai čia yra kažkas tai į vidų perkelta iš išorės. Vaikystėje tas vidinis kritikas buvo išoriai, kažten tėtis, mama, močiutė, mokytoja, kažkas reikšmingas žmogus. Tai tada, žinai, pavyzdžiui, žmonės, kurie turi stiprų vidinį kritiką ir yra ta labai aukos rolė įkūnija, pažįstama yra ta būsena, ne tai, kad čia blogai ar gerai, bet vis tik yra apie visų būsenų integraciją, ne? Tai aukos, kur aš neturiu jėgų, bejėgystė. Tai mes labai turim mokytis pažinti tą pykčio energiją ir pasipriešinti, kad žinai, tie neužbaigti impulsai vaikystėje, jie galėtų būti užbaigti. Ir jeigu terapijų, ypač per kūną, tai mes galim tada mokytis, žinai, stumti, pasakyti ne. Ir tokiu būdu kelti tą pasipriešinimo energiją, tą tokią sveiką maišto energiją, kuri yra apie savasties išraišką, tokiu, žinai, nesutinku, nenoriu. Ir tada pasidarau aš tas vietos, žinai, kad nereiktų to vidinio, nes taip tai, žinai, vidinis kritikas yra kažkokia agresija, pyktis, kuris nukreiptas į save. Oi, aš ten, žinai, nevykėlė, man ten blogai nesiseks, aš nieko nepasieksiu. Galima gal kažkaip į išorę nukreipti, ne tai, kad nukreipti ir eiti taškytis pykčių, bet įkūnyti ir, į tą tokį pajausti savo galią, kai aš galiu nustumti, atsistumti nuo to, ko man nereikia. Tai tada tas pyktis tampa tokia galia, žinai, ir tada žmogus gali taip tvirčiau save jausti. Pyktis padeda taip ryškiai save jausti. Aš to nenoriu, arba aš to noriu. Tai tada ta, žinai, asmenybė tokia aiškesnė. Tai tu apie tai. O kol nepyksti, tol neaišku, čia kažkoks, žinai, drungnas vanduo, kaip sako. Tai pyktis vis tiek padaro mus ryškius. Jau dabar šitoje vietoje gal neįsiplėsiu, bet aš taip, žinai, labiau dar tą tyrinėju apie pyktį kaip, įkūnyt tą galią kažkokią, kad galiausiai tai yra apie galią būti. Jo, tu gal apie tam, kaip tik aš dabar terapija irgi pykčio temai, ten ratais, tai dabar atėjau vėl ir kažkaip mano užduotis buvo terapeutės prieš gal 3 savaitės duota pastebėti tą sveiką agresiją, kiekvienam žingsnį, kai aš pasiimu ten vandens stiklinę. Žinai, toks atrodo mažas dalykas, bet aš kaip ir, aš dabar noriu ir aš darau tą veiksmą, čia irgi yra kažkoks procentas to, žinai, to jausmo. Ir čia man gal vienintelis būdas toks, kur lengviausia kažkaip integruoti, žinai, tą energiją, nes kažkaip tiek pas mane, tiek tikrai žinau, kad pas nemažai, kai yra tas suvokimas, žinai, apie pyktį, kad arba tu nepyksti, žinai, ir konstruktyviai pasakai, arba tu jau ten rėki ir esi nevaldomas, žinai, nėra kažkokio ten to viduriuko, žinai, kažkokio, kur gali kažkaip, gal ir gali pakeltą balsą, ir kas, gal ir reikia pakeltą balsą, žinai, tokio kažkokio balanso ir tokio sveiko to jausmo integravimo, žinai, nes kažkodėl mes džiaugtis galim ir šokinėti, žinai, bet su pykta jau ne, kažkoks toks neligumas, žinai, gaunasi. Taip, suprantu. Tikrai, žinok, labai man tas skamba. Galiausiai, žinai, integruotas pyktis, jis tampa tokio asmenybės tvirtumu. Ne, tiesiog aš žinau, kaip aš esu ir kaip aš nesu, kas aš esu ir kas nesu. Tai jo, čia vėl tokia, kelionė, mes mažai tokių pavyzdžių aplinkui save, turbūt matėm to tokio aiškaus asmenybės tvirtumo, kur tiesiog žmogus yra ir matai, koks jis yra. Ir tai yra irgi apie to pykčio integraciją, kuri paskui visai net atrodo nėra apie pyktį, o labiau apie tą asmenybės tvirtumą, kaip tu ir paminėjai.
Ir dar labai fainai, kad tu paminėjai tą, kad sveika agresija yra ir apie tą, siekiu stiklinės. Čia mes labiau iš kūno terapijos. Yra momentas. Ėjimas į erdvę, tas siekimas su ranka. Dabar aš čia, klausytojai nemato, siekiu ranka erdvę arba siekiu daikto, siekiu obolio. Tai tam reikia tam tikro, tai yra vis tiek gyvybinė energija, kuri eina ir skrodžia erdvę. Čia taip gali subtiliai skambėti gal klausytojams, bet, tai yra tam tikra sveikos agresijos išraiška. Aš siekiu, aš einu pasiimti, ko noriu, bet čia ne apie tai, kad eisiu per galvas, bet eisiu pasiimti to obolio. Tai čia yra gyvybinė energija. Ir vien šitas judesys, čia viskas dirba su šitu judesiu, kai siekiu ir aš dabar ranką darau. Tai viskas dirba ten, realiai visas torsas, viskas, net kojas reaguoja, visas kūnas realiai yra šitam veiksme, žinai. Ir man kažkaip tada iškart norisi galvoti apie, pavyzdžiui, apie depresyvės, žinai, emocijas ir kaip nėra grinai to kažkokio impulso, žinai, siekti kažkokios tos energijos, kurių neišteko, atrodo tarsi užsidaro, žinai, ir į vidų eina, ir tada toks ir susigūžimas, žinai, gaunasi tiek fizinio kūno, tiek apskritai atrodo sumažėja ir erdvė, ir kiek suvoki, žinai, ir kiek matai, ir atrodo, kad tas vidinis vaikas tada ir gaunas toks uždarytas, žinai, ir po daug sluoksnių, ir lyg kokiam urve, žinai, būtų apgyvendintas. Bet matai, kai sakom žodis piktis, jau iš kartais turi kažkokią, bent jau man yra ta kažkokia konotacija, žinai, kad piktis čia, žinai. Bet jeigu mes sakytumėm gyvybinę energiją, tai visai kitoks vaibas būtų. Nors realiai, mes gal ir apie tą patį, žinai, šnekam. Žinai, ta gyvybinė energija, tai vis tiek yra apie visas emocijas, ne visas išraiškas, ir piktis tiesiog viena iš jų. Bet jo, iš tikrųjų, sugrįžtant prie to vidinio vaiko, nežinau, gal tu turi kokių patarimų, kaip susidraugauti būtent su to pykčiu arba integruoti, nes vis tiek, gali būti, žinai, įvairių situacijų, arba kad ten, kai buvom vaikai, neleido pykti, arba kad ten tėvai ant mūsų rėkdavo, milijonai tų situacijų ir, žinai, neaišku, kokia situacija ar kokia pasikartojanti situacijų seka, ar kas, žinai, galėjo daryti įtaką tam, kaip yra dabar, bet galbūt yra kažkokių praktinių patarimų iš tavęs, kaip būtų galima, bent po truputėlį, žinai, po tą siūlelį kažkaip su tuo būti. Būtent su pykčio tema. Su pykčiu, jo. Labai priklauso nuo to, kokia, žinai, ta startinė pozicija, kurioje vietoj žmogus yra. Vis tiek ta praktika kažkokia vienam gali atrodyti, čia viskas aišku. O kitam tai visai kažkaip dar reikia paprasčiau. Pavyzdžiui, iš kūniškų praktikų, tai galima tiesiog praktikuotis, pavyzdžiui, namuose. Šitą turbūt visi gali padaryti. Pasileisti kažkokią tai dainą, kuri yra apie pyktį. Arba skatina tokį galės kažkokią, tokį kažkokį, kažkokį, kad įkvėptų, nes muzika labai stipriai mums poveikį daro. Ir pabandyti keletą dalykų galima pabandyti. Dabar pasakysiu kokius. Vienas čia yra apie tą mokymąsi sakyti ne ir pasipriešinimą. Mokytis priešintis, kad sveiką agresiją galėtume įkūnyti, kai mums reikia nustumti tai, kas mums žalinga. Mums yra būtinas šitas dalykas, ne? Taip kaip ir imuninė sistema, jeigu jinai nenustumtų tai, kas žalinga, tai mes numirtume. Tai taip ir su psichika. Mes dažnai nenustumėm, kas žalinga, ir tada apsinuodėm tais iš išorės kažkokiais prisimtom gal kitų žmonių emocijom, mintim. Tai tas veiksmas, toks įkūnytas veiksmas, sakyti ne, arba sakyti stop. Šitie du žodžiai, ne? Tai aš galiu pasileisti muziką ir daryti veiksmą tokį, tiesti ranką su delnu atviru ir sakyti ne. Ir sakyti stop. Ir tokiu būdu, namuose čia, kai jaučiate saugioj erdvėj, ir taip pasakyti, kažkiek minučių, ne, tai papraktikuoti, patyrinėti su ta jėga, su to garsu. Nes mes, dažnai žmonės, kurie to santykio su pykčiu dar tik tai mokosi, sakykime, arba sako nepykstu, tai
kažkaip sunku labai pasakyti, ne. Ten gal kažkaip tyliai, atrodo, kad net ten užgulti krūtinę gali ir gerklę, ir balsas dingti. Tai čia yra stipru. Tai va tokią praktiką pasipraktikuoti. Nesakymo ir stop sakymo. Ir galima dar tą pačią turėti intenciją, tokio stumimo. Bet ką mes irgi per kūno terapiją, tai kad tas pyktis nebūtų tik tai, kad aš išreiškiu išorę, kaip ištaškau. Tai yra energija, kurią galima įkūnyti ir mums visai net nebūtina kartais kažkokio garso sakyti ar ten rėkti. Kartais gali būti, kad norisi parėkti, ne kaip ten į pagalvę ar ten į mišką išvažiuoti. Ir tas irgi gali būti reikalinga, ypač jeigu vaikystėje neleido mums tos išraiškos. Ne? Tas bet tai neturėtų būti vienintelis būdas, kaip mes elgiame su savo pykčiu. Tai ką aš noriu pasiūlyti, pabandyti stumti. Pavyzdžiui, atsistojant prie sienos ir irgi delnai į sieną, kaip atsispaudimą darant, ne, aš atsistoju, vieną koją į priekį, kitą atgal, ir lyg tai stumčiau sieną. Ir aš tada stumiu, pavyzdžiui, aš galiu įsivaizduoti, kad ant kažko gal supikau šiandieną, ne, ten kažkas darbe ar kažkur kitur. Ir stumiu. Ir tas stumimas irgi yra, čia jau yra, nes pyktis labai daug jėgos turi. Jis labai daug energijos, nes su juo kažką reikia daryti. Tai kai aš stumiu ir galbūt net garsą galiu skleisti, tai tada yra ta energija, neišeina, kad aš išsitaškau, bet jinai kažkaip lyg tai aš stumiu, bet jinai grįžta, čia, į raumenis, viskas aktyvuojasi kūne. Ir tada aš galiu kūne pajausti tą galią, apie kurią kalbu, kad pyktis yra apie galią. Ir galbūt, kad po to aš galbūt ir pasakysiu kažką ten tam žmogui, ant kurio pykau, bet ne iš tos bejėgystės, kad, tu ten, kad kaltinčiau tave, tu ten tą ir tą. Bet iš tokios galios, tokio tvirto savęs jautimo ir išsisąmonimo savo poreikio. Tai čia tokie tie pasiūlymai tokie visiškai kūniški, praktiški, bet galbūt jie yra ir visai suprantami, galvoju, daugumai. Esu abu darius, galiu sakyti, labai geri. Labai, abu esu praktikavus. Pirmą man parodė terapeutė tą, kur nesakyti, Tai bet čia buvo dar prieš porą metų ir aš atsimenu, gal daugiau, net gal prieš 2,5. Ir kai man reikėjo ją žiūrėti į akis ir sakyti ne. Ir aš pradžiai net negalėjau nei tos rankos pakelt, nei žodelės, ištart. Ir pirmą reikėjo gerai įsiverkti ir tada jau galėjau pradėti, jau po kiek laiko ir namie pradėjau praktikuoti ir kažkaip prasidirba, tas. O tas, sienos stumimas, tai man labai patinka ir aš net galiu, man patinka ir ant žemės, tarkim, atsigult, jeigu slidžias grindis ir irgi, stumtis su rankom arba su kojom irgi labai faina. Šitie tai mane atrodo labai žemina, atrodo, aš tokius tada jaučiu labai, kad turiu, kad mėsos mane yra, tie raumenys gyvi. Taip. Tai tikrai antrinu, faini šitai. Tikrai man patiko, ypač kai man tas pyktis irgi buvo toks svetimesnis dalykas, tai padeda ir su jais, šitais pratimais labai lengva kontroliuoti, tą dozę. Nėra taip, kad labai daug vienu kartą atrakini, stumdamas tą sieną. Taip labai kažkaip neišeina iš tos kažkokios labai stipriai tolerancijos, ribos. Tai tas man irgi patinka, ypač su tokiam emocijom, kurios gali būti žiauriai svetimas, tikrai labai baisu gali būti, kai daugiau kyla ir tada jau ir panika gali prasidėti, kur jau tada kiti sluoksniai, atsiveria. Taip, visiškai sutinku, reikia po truputį tą greit padėti darinėti, jeigu ten daug visko yra apie pyktį. Ir dabar, kai kalbėjom apie pyktį, pagalvojau, kad man labai su pykčiu pažeidžiamumas siejasi, nes atrodo, pavyzdžiui, nežinau kaip kitiem, bet, pavyzdžiui, man aš anksčiau tai nemėgdavau rodyti, kad pykstu arba apsimesdavau, kad viskas nes kad, neatrodyčiau pažeidžiama, toks, kaip gynybos kažkoks mechanizmas, ir tada many viskas, virdo. Tai nežinau, kaip tau ir apskritai apie tą pažeidžiamumą, gal ir vidinį vaiką šiek tiek pasidalintum. Vėl tas mūsų patirtis, turbūt, kad nebuvo saugu pykti, nebuvom priimti, kad, tu pyksti, taip, pasakyk, matau, kad pyksti, gali pykti, tikrai yra ko pykti, papyk. Arba papasako, kas čia atsitiko, ko tu nori, kad tu pyksti.
dabartiniai tėvai jau tas keičiasi. Labai džiaugiuosi dėl to, bet daugelis mūsų kartos, o nekalbu apie tėvus ir senelius, tai tikrai to buvo mažai. Tai tikrai kažkaip atliepia, girdžiu, irgi rezonuoja, žinai, ką reiškia nesaugu save parodyti piktą, nes ten žaizda yra kažkokia, ne, ir atrodo, ta kito žmogaus reakcija, jeigu vėl nepriims, tiesiog gali būti sunkiai pakeliama, va čia vėl vidiniam vaikui, nes tai yra žaizda. Žaizda, kuri neužgydyta, kuri dar jautri, kur dar aš neišmokau tą dalim pasirūpinti, neįgavau naujų įgūdžių. Tai tada gali būti, kad save saugusiu ir nesakysiu, kad pykstu. Ir vėl čia į tą nori žiūrėti, kad vis tiek tai yra save saugojimas. Tokiu būdu saugau tą vidinį vaiką. Jo, žinai, apie pažeidžiamumą, klausiu. Tai, žinai, mūsų terapijų, ką mes darom, mūsų tikslas yra auginti tą sveiko suaugusiojo dalį. Ta, kuri galėtų pasirūpinti tada tuo vaiku, arba tiesiog savo pažeidžiamom dalim, kad mes galėtume jomis pasirūpinti. Gerosios mamos, gero tėčio, galima sakyti, vidinės mamos, tą tokią figūrą. Ir galbūt mes turim savyje internalizavę tą kažkokį, tai ta mama ir tėtis visokie buvo žmonės, turiuomenį, nebuvo, net jeigu ir buvo sunkių dalykų, nebuvo vien tik tai kažkaip blogai, buvo ir gerai, ne? Bet vis tiek, kadangi čia žmonės yra netobuli, tai vis tiek yra kažkokie poreikiai mūsų to vidinio vaiko, kurie yra neatliepti ir kur galbūt yra tos kažkokios, tai kur trūksta dėmesio ir meilės. Tai mes jau kai suaugam, tai mes tada jau galim pasirūpinti savo to pažeidžiamumu ir turim mokytis. Iš tikrųjų, tai mūsų atsakomybė tampa pasirūpinti savimi. Pažintis, iš tikrųjų, netgi save, sakyčiau, pirmiausia pažinti ir pradėti girdėti. Girdėti taip, kaip niekas niekada negirdėjo, bet kaip labai labai visada norėjau. Ne? Matyti save taip, kaip niekas nematė. Bet poreikis buvo to matymo, nes pas mus pamatinis poreikis, mes visi norim būti girdimi ir matomi tokie, kokie esam, ir kad mums būtų vietos. Tai čia, žinai, ta kelionė tokia yra prisimti atsakomybę už tą santykį su savimi kūrimą. Tokį intimų, žinai, artimą. Man asmeniškai tai yra taip gyva. Tai, ką aš dabar kalbu, žinai, aš pati šitą kelionę einu ir kuo toliau, tai tuo intimiau, tuo artimiau su savim, nes aš suprantu, kad nėra kito kelio. Tiesiog nėra. Ten gali išorę kabintis, ten santykiai, darbai, kas tik nori, bet ta pilnatvė ir tas džiaugsmas ir ta meilė ateis tik tai iš mano vidaus, nes aš galiu net negalėti įsileisti tos meilės, ne, iš kito, nes ten skauda man. Tai vis tiek aš turėsiu atsigręžti tą vidinį vaiką, kuriam skauda. Ir tada, kai auginu tą suaugusią dalį, tai ta, kurim gali pasirūpinti. Čia kelionė tokia, vėl, žinai, galima kalbėti, ką čia auginti, bet čia galima taip išsiplėsti. Tai kol kas dabar stabtelis. Ačiū, labai iš tikrųjų gražiai atliepė ir labai rezonuoja. Ir labai noriu padėkoti, kad paminėjai tą suaugusiojo dalį, žinai. Nes kažkaip, kai su to vidiniu vaiku, žinai, aš anksčiau buvau tokia, vidinis vaikas. Ir man tada terapeutė vis pradėjo primint, kad, bet tu jau suaugus, tu gali rinktis kitaip, nereiškia, žinai, kad nekreipi dėmesio į tą vidinį vaiką ar kažką, bet, pasirūpini, išklausai ir priimi ir gali elgtis taip, arba tu gali elgtis kitaip. Ir man vėl apie tą kažkokią pasirinkimą, žinai, laisvę. Nes atrodo, žinai, kai užplūsta ta emocija ir būni tame, žinai, tame verdi, visiškai pamiršti, kad tu esi suaugęs, tu visiškai jauties kaip tas 5 metų vaikas, kuris nori pykti, bet negali, žinai, ir tad, tarkim, kūnas visas, žinai, surakintas. Jeigu, kalbant apie pojūčius ir pasimiršta iš tikro, kad tau tiek ir tiek metų ir kad tu gali rinktis kitaip, nes, tą momentą pasirinkimo tiesiog nėra. Taip. Jo, tai, nežinau, gal gali daugiau, paplėtot būtent apie tą, suaugusio ir, vaiko santykį, kaip galbūt, integruoti ir iš vis, kaip ir sakai, pirmą reikia užsiauginti tą suaugusiją, ne? Kažkaip nėra, kad, tiesiog. Mhm. Žinai, aš galvoju, kad
tos vidinės figūros, ten vidinis vaikas, vidinis kritikas, ten vidinė mama ar dar kiti kažkokie tai archetipai ar bet kokios subasmenybės. Mums dažnai dėl to reikia terapijos ir to ryšio, kad tas sveikas suaugusis galėtų augti, nes mums reikia to pavyzdžio, kad kažkas pagydytų tą mūsų vaiką vidinį. Dėl to terapija ir yra prasminga, kad mes iš knygų ar kažkaip taip teoriškai, mums sunku augintis, mums reikia to pavyzdžio, kad kažkas su mumis va taip gražiai, mylinčiai ir elgtųsi, net jaučiančiai, taip kaip mes neturėjom vaikystėje. Kaip pasakyti, neturėjom. Turėjom kažkiek, bet čia kalbant apie tą dar subtilesnių žaizdų gydymą, ne apie tai, mes visi išgyvenom, mes turėjom pakankamai. Bet jeigu taip norisi eiti dar didesnį integraciją, tai per santykį. Per santykį tada ir visi mokslai, ir IBMT, tavo, ką tu mokaisi, tie mokytojas, ar ten terapija, tai yra tas išorinis žmogus, kuris atliepia. Ir tada ta vidinė figūra, kuri irgi, kaip pasakyti, mes mokomės pasirūpinti, jau, mūsų atliepia, tai jau ir aš galėsiu. Toks, žinai, nervų sistemai įsirašinėja naujas patirtis. Ir tada suaugęs pradeda formuotis, kad galima ir atjaučiančiai su savimo nepiktai, nes dažnai kaip pirmą kartą ir man asmeniškai irgi tai buvo, kai ten žiūrėti savo tą vidinį vaiką, žinai, ten koks nors prisiminimas ir vaizdinys ir tu nenori jį žiūrėti, tau jis ten šliukštus, tu ten pyksti, tu sakai, iš vis tavęs, nenoriu, kad būtum, eik iš čia, toks pyktis, atstumimas, ten kažkokios, pavyzdžiui, būtent savo vidinio vaiko aspekto, nežinau, kažkokio tai nepatogaus, kuris ten, žinai, kuris vis... nežinau, neįtinki jam, jis tai to nori, reikia labai daug kantrybės, tarkim, arba bet koks kitas aspektas vaiko. Tai mums patiems mes galim neturėti kantrybės būti, nes su mumis neišbuvo ir mes irgi negalim išbūti. Tai kai matom pavyzdį, pavyzdžiui, kad terapeutas jis kažkaip jautriau gali pasižiūrėti į tą mūsų vidinį vaiką ir priimti ir paieškoti būdų, kaip pasirūpinti, jeigu ten kūno terapija, tai per fizinius būdus, kaip pasirūpinti, net prisiliesti ar apkabinti, ar kažkaip apsiklot. Tada ir mes po truputį, gerai, čia galima taip, ne? Ir kitą kartą jau žinosim, man padeda apsiklojimas, man padeda ten, nežinau, dar kažkoks tai kitas resursas. Bet ir dėl to, žinai, ir tas vadinimas vidinių vaikų irgi gali padėti vis tiek, kai mes esam suaugę, tai yra ta suaugusio figūra jau. Jau yra šitas suaugęs kūnas, tai jau yra ir ta suaugusi figūra, kuri tikrai daugiau žino, gali, supranta. Tai vien ir tai remtis galima, kad aš jau, žinai, pavyzdžiui, dabar būtų vaikas išorinis, koks nors mažiukas lakstytų, tai mes kažkaipgi žinotume, kaip jo pasirūpinti, mes labiau galim jo pasirūpinti negu jis savim. Tai tas jau yra mumise, nėra tai, kad visai mes jau to neturim, reikia tik labiau atkreipti dėmesį, ne, ir tą savo vidų galima matyti tada, kaip vaiką. Ir jau tada, nežinai, yra tos dvi figūros, yra tas vaikas, kuris ten, žinai, liūdžiu, selvartauju, kažko netekau, ar bijau, ar aš čia palikta, ar įskaudinta, kažką jaučiu. Ir yra kažkas, kas tai mato. Ne, tai kai sakai apie tą įkritimą į žaizdą, ar įkritimą į traumą, kai man atrodo, kad aš ir esu tas 5 metų vaikas ir jau dabar nėra išeities. Tai čia toks įkritimas į tą, kaip trauma. Mes vėl tą prisiminimą įkrenta, mes nesam čia ir dabar, mes esam kažkur, ne, praeitį. Tai reikia mokytis atrasti savų būdų, kas mums padėtų grįžti, atsitapatinti. Atsitapatinti reiškia atsitraukti truputį ir pamatyti vėl iš šono. Čia man tai vyksta, bet pala. Ir žinai, per kūno terapiją tai įvairių mes kūno resursų ieškom, bet kitose terapijose tai daug tų būdų, kaip grįžti į tą suaugusio dalį. Ar per kūno terapiją tai mes, pavyzdžiui, jeigu vidinis vaikas yra dažniausiai kažkoks susigūžimas, toksai sustingimas, ne, krūtinėje pilve kažkur čia, tai mes tada nejaučiam likusio kūno, mes ir tampam tokio dydžio, kaip čia krūtinė, tai šau baisu, aš tokio dydžio, vien fiziškai aš save ten patiriu tokio dydžio, tai kaip kažkaip, žinai, išsijudinti ir vėl pajausti save didelę, pėdas ant žemės, pajausti kojas, rankas, kad žiūrėk, kūnas didelis ir vien tas, žinai, pajautimas, kad kūnas didelis. Ir tada jau galiu uždėti ranką ant krūtinės ir pasakyti, labas, matau tave, tau baisu. Bet čia jau įvyksta tik tada, kada jau aš atsitapatinu ir atsiranda ir tas, kuris gali pasirūpinti.
Tai reikia turėti savo tų įrankių, kaip aš galiu išeiti, ne? Gal pirmas dalykas pastebėti jau, kad oho, vėl čia esu, man baisu, mane apima, aš jau vėl esu toj savo žaizdoj. Gal net iš anksto būti įsivardinus, ką aš tuo metu darau. Ar aš turiu pakeisti aplinką ir išeiti greičiau, nežinau, į lauką. Ar aš turiu apsigaubti kokiu nors šiltų pledų, nes man tada nervų sistemai kažkoks saugumas atsiranda. Kaip savo saugumą duoti, ne savo įrankių. Gal net ir žodžiais pasakymas galėtų būti pala, čia atsitraukiam, paieškom to saugusio, apkabinam save. Tokios mintis dabar ateina. Mhm. Man labai įsiminė momentas, kai tu dabar sakai, ir kai mes būnam kažkur praeitie ir tu laikei ranką už galvos, žinai, maždaug kažkur tenais. Ir aš galvoju rimtai, kai mes būnam kažkur praeitie, tai visiškai nesijaučia kūno, atrodo tik tais, maždaug viskas subėgia, žinai, toks kažkoks lyg nebuvimas, žinai, kūne ir ta energija, grinai kažkur, žinai, tenais būna, kaip turi parodė, aš nežinau, čia turbūt visiškai nesąmoningai, žinai, tau buvo. Taip, nesąmoningai, labai fainai, kad pastebėjai. Jo, tai man tas kažkaip labai pasijautė, galvoju geras, ir tai taip ir jaučiasi, žinai, ir tada ir pradėjai kalbėti apie tą kūno pajautimą ir nes man irgi labai, pavyzdžiui, apie galūnių pajautimą yra tas, nes atrodo, jeigu aš būnu tam, kaip ir sakai, susikūžime arba kažkokiam, kaip contraction tokiam, žinai, dideliam, tai pas mane galūnių nebūna tada, taip, žinai, realiai ten, žinai, pirštų, pėdų, ką apie pėdų pirštus kalbėti, žinai, dar gerai, kad kojas iš vis, žinai, jaučiu. Tai man tas, būtent galūnių kažkoks pabudinimas, žinai, labai labai padeda ir labai momente padeda ir gana greit suveikia. Nes tada ir tokia, kaip ir sakai, ne tai, kad net, ir didesnė jaučiuosi, bet atrodo ir kad ir ant žemės tada, žinai, stoviu ir tada ir paimti kažką galiu. Taip. O nes taip, tai, realiai, kaip ir neįgali būnu tame momente, žinai, jeigu aš galūnių nejaučiu, toks. Tai, toks, tas sustingimo reakcija, streso, ne, tas... Įšalas, fryzas tas. Jo. Ir šiaip gerai, kad pakalbėjom apie tą fryzą, nes manau tikrai aktualu. O ką tokiu momentu daryti, jeigu būna ten priešinga reakcija, žinai, kai ten eina į priepuolius kažkokius rėkimus, pykimus, į tą fight mode, žinai, kur jau priešingas momentas kažkoks. Žinai, vėl svarbu yra, ar pavyksta pastebėti. Nes tik tada galiu rinktis. Tai kaip ir jeigu ten viskas apima ir atrodo mane užvaldė ir kažkas per mane darė, tai čia jau... Bet jeigu aš galiu pastebėti, kas su manim vyksta, reflektuoti ir matyti, oho, čia jau ateina, didelis pyktis ten ar kažkokia kita energija, tai tada... žinai, vėl čia kažkaip atrodo nėra to atsakymo vieno, tai kartais gal ateina energija ir jinai reikalinga, ją reikia kažkaip panaudoti, kažką pasakyti, kažką padaryti. Svarbu gal čia vėl apie tą pasirinkimą, kad žmogus suprastų, kas su jie vyksta, nes kartais gal ir ateina energija, ir reikia ten, ką žinau, ir pakovoti, ir kovoja kaip išeina, gal net ir kartais reikia. Bet jeigu tai yra vienintelis būdas, tai tada jau galiu mokytis kažkaip tai, vėl pirmas dalykas pastebėti ir tada žiūrėti, kaip aš čia apie tokius namų darbus turbūt, arba ką mes ir darom terapijai, tokiam savęs pažinimui. Kaip aš vėl tada grįžtu į tą tokį biškį žemę po kojom pajaučiu, nes kai yra tas daug nerimo, daug visko, daug ko ne, čia tas fight or flight, tai čia ten irgi gali žmogus nelabai jausti žemę, po kojom jį tiesiog nešioja. Tai vėl kaip pajausiu tą žemę. Kvėpavimas, atsitraukimas, vėl turbūt vėl apatinės kūno dalies pajautimas. Bet čia tada, jeigu norisi susiharmonizuoti ir tada suprasti, ką aš darau, kas čia per situaciją, ne, ir pasirinkti laisvą valią. Bet kokiu atveju turbūt tą žemę po kojom jausti, bet kokiom emocijom, tiek kažkokiam tokiam, ar tai būtų apie pyktį ar liūdesį, ar skausmą, tiek apie netgi džiaugsmą ir meilę. Tas jautimas žemės po kojom tai padeda mums talpinti savo jausmus. Tai čia tas svarbu. Nes kartais atrodo, kad čia man reikia mokytis talpinti tik tai sielvartą skausmą, nes mes neigiam, nenorim išbūti ir čia paskui prikonservuojam. Bet ne, yra taip pat, kaip ir mes galim bijoti džiaugsmo, nes atrodo, kad netelpa krūtiniai ir tas jausti žemę po kojom, kai aš išgyvenu tokią gražią meilę arba tokį gražų dėkingumą.
Tai čia yra, žinai, tada tolerancijos tas langas, ane, tas gebėjimas talpinti tuos jausmus, tą plačią amplitudę didėja. Bet čia taip truputį jau nukrypau, ne, nuo tavo to tokio pirminio paklausimo. Nieko, viskas gerai, labai įdomu. Manau, jo, tikrai kažkam naudinga bus, jeigu nukrypai, žinai, bent jau aš kaip matau, kur kas nukrypsta pas mus. Ir jo, dar apie vieną emociją norėjau paklausti dar prieš pabaigą, kol yra laiko šiek tiek, dar prieš tai, kai kalbėjai, žinai, apie tą vidinį vaiką, man, aš pagalvoju apie gėdą, žinai, ir man labai yra daug, tiek savo darbę su vidiniu vaiku, ten tikrai yra daug gėdos, žinai, ir tada, prie tos gėdos tada ir prisikabina, žinai, tas kažkoks, kūrybiškumas, žinai, arba ryšys su seksualumu, arba apskritai imas į santykį, žinai. Ir, galbūt šiek tiek apie tai galėtum pakalbėti. Žinai, kai aš išgirstu žodį gėda, iš karto tokį gūžimąsi patiriu savo krūtinį, nes gėda skatina slėptis, mus gūžti, slėptis, kad manęs nematytų tokio gėdingo kažkokio. Tas vėl gėda, tai kažkokia aš esu nepriimtina. Ir, žinai, svarbu gal tą įvardinti, kad gėda yra vis tiek socialinė emocija ir tai yra apie tokiam, kad kažkas iš išorės pasakė, kad tai yra nepriimtina. Labai yra apie tą, mane pasmerkė, mane nuvertino ir aš tada turiu slėptis. Jo, tai gėda irgi sustingdo kažkaip, mes sumažėjom, pasislepiam ir ten to gyvybingumo tada jau nesaugu yra jį niekaip reikšti. Nes gėdos žinutė yra, kad aš esu blogas. Pavyzdžiui, kaltė yra, kad aš kažką blogai padariau, ne, tai dar yra vilties kažkaip pataisyti. O gėda yra, kad aš esu blogas. Tai čia toks taip gilu, toks, žinai, pamatinis, atrodo, egzistencinis. Aš esu blogas, aš netinkama, aš, tokia, žinai, net tų žodžių kažkaip tokia iš gelmės, iš pamatų. Tokia, žinai. Tai labai stipri emocija, bet visų žmonių patiriama, neišvengiama, mes bendražmogiškai dalinamės šitą, kaip ir kitas emocijas, bet ir gėda jausmus. Žinok, labai stiprų krūvį jaučiu gėdos, net nežinau, ką dar pasakyti gali. Aš irgi, žinok, jaučiu. Jo, toks, apėmė, toks laukas. Nes jo, aš irgi tu kalbi ir aš jaučiu, kad ir pas mane ne vienos minties ir tiesiog tas toks sunkus jausmas, žinai, toks užgulęs. Jo, tai, tokia ir yra ta gėda, žinai, turi tą savo tokį. Žinai, ten kažką minėjai, ten seksualumas, kūrybingumas, tai koks čia gali būti kūrybingumas, kai tu sustingsti, ne, kad tiesiog tau nėra vietos čia būti tokiam, kokia esi. Liktai aš turiu būti nematoma. Labai sunkus jausmas, iš tikrųjų, labai, labai sunkus. Ir gėda gyja, žinai, kai tai, kuo aš pasidalinu, kai kitas pasako, man irgi taip yra, man irgi taip buvo. Tai žinai, mes grįžtam į ryšį, nes gėda yra, kad aš tave pasmerkiu, tu išeini už rato. O tas man irgi tai buvo, tai apie grįžimą. Ir tada ir aš save galiu priimti tokią, tai jeigu aš ten taip ir taip padariau, tai reiškia, čia normalu, gerai, tai tokiu būdu mes priimam irgi savo tas dalis. Kad ir aš ir šitą priimu save, ir šitą, ir tada ir savo dalis priimu, ir ryšį su žinai, visuomenė, su žmonėm mane atsistato. Jo, iš tikrųjų, labai, labai gerai paminėjai, nes dabar kaip galvoju, kaip aš su tuo gėdos jausmu dirbau, tai daugiausiai iš tikrųjų pažangos ir buvo per tą ryšį, per dalymąsi, žinai, su kitais. Ir tą atspindį, kurį gauni, žinai, kaip pasidalini ir, kaip ir sakei, atrodo, jinai tiesiog skiedžiasi, atrodo, ir jos mažėja, ir mažėja, ir mažėja, nes, pradedi pamatyti, kad ir kiti tokie kaip tu, bet viskas prasideda nuo to, žinai, kad nelaikai kažkokių paslapčių, žinai, sunkių, arba, neslepi, bet taip ir paradoksalu, nes gėda verčia slėptis, o reikia atsivert, kad
nu, kažkaip stagė dažnai susitvarkyti. Tai toks paradoksas šiek tiek gaunasi. Ir atsiveriam tik tada, kada saugu, o saugumas jau yra resursas, tai jis tarsi apkabina tą gėdą ir tada jau yra saugu truputį atsiverti. Žinai, tai galvoju, kad dirbant su gėda gali kilti pyktis, kaip ir su bet kuria emocija. Nes tai yra taip neteisinga. Mes galim, žinai, susitikti su tuo, kad prigimtinai ir buvo taip neteisinga, kad mūsų aplinka, kiekviena skirtinga, bet kad kažkokie, žinai, kiti žmonės, tarkim, kažkokie artimi žmonės dėl savo projekcijų, tu ten taip, ir mes taip jautriai galim priimti kažkokią tiesą apie save, taip, iš tikrųjų, aš čia tokia esu, netinkama, aš čia tikrai nevykėlė, aš čia kažką. Tai labai sveika, jeigu irgi paskui, vis tiek pykčio integravimas ir pykčio pažadinimas yra toks gyjimo svarbi dalis. Tai toks sveikas pyktis irgi kilti apie tai, kad mane apgavo. Iš tikrųjų, kad nieko nėra su manim blogai, čia tik to žmogaus kažkokios žaizdos, jis į mane suprojektavo, ten mamos, tėčio, mokytojas, kažko. Tai toks irgi, žinai, mane apgavo pyktis ir tas pyktis apie tai, kad vėl nustumiu ir gražinu kitiems palačiai. Čia jūsų nuomonė, čia jūsų mintis, čia jums priklauso, bet ne man. Tai toks irgi truputį apie nusimetimą, žinai, tų primestų kažkokių normų, kurios yra tokios dažnai netgi kartais kolektyvinės, kartais labai individualios, kas ten, dėl ko gėdino, žinai, mus. Ir toks gražinimas, čia tavo, tu pasiimk, žinai, aš tai esu taip ir viskas su tuo gerai. Bet ir vėl čia kelionė, žinai, tokia. Bet apie tokį gražinimą galvoju, sveikas pyktis, ką mes kai įkūnėm, vėl, kai mes gražinam tai, kas ne mūsų, atiduodam ten, mama, čia tavo, ačiū, viskas nereikia. Čia tavo, čia tėti, čia tavo, čia jūsų kelionė, čia jūsų patirtis, čia jūsų mintis, bet ne mano, čia ne apie mane, čia apie jūs. Arba, apskritai, čia apie tas ribas tada, kur aš baigiuos, kur kitas prasideda. Tai čia gėdui irgi mes truputį nusilukštenam nuo to, kas ne aš, ir truputį aiškiau prie tos savo savasties. Bet tam tos sveiko pykčio ir sveikos agresijos irgi labai reikia, kad tą veiksmą padaryti nustumimo. Ja, irgi rezonuoju. Ir prisiminiau, ką irgi dažnai darau, tai kyla kažkas paklausė, ar čia mano, apskritai, ar ta mintis mano, žinai, ar aš rimtai taip galvoju, kad aš ten, nežinau, blogai atrodau. Ar tikrai mano, žinai, ir labai dažnai būna, kad iš tikro ne, žinai. Ir užtenka kartais net to vieno klausimo paklausti. Ir tas vidinis vaikas atrodo vien nuo to gyja, žinai. Vien, kad aš kaip suaugęs tada suprantu, kad čia ne mano, žinai. Ir tada ir viduj kažkaip, žinai, saugiau. Ir toks, dabar net pajaučiu, kad pečiai nusileido, žinai, kaip pasakiau, toks atsiverimas iš karto tada kyla. Tai tikrai ačiū, kad pasidalinai apie tą dalį. Ir esu sąmoninga, kad jau artėja pabaiga ir pabaigai norėjau dar paklausti tokio, gal, labiau techninio klausimo, bet ar tavo manimų yra, kaip ir su visom praktikom arba konceptais, žinai, yra galbūt kažkokie pavojai dirbant per tą, arba į kažkurią pusę galima nueiti netinkamą linkme, būtent dirbant su vidinio vaiko konceptu, žinai, ar manai yra kažkokių tokių variantų dalykų, kas gali, žinai, atsitikti, arba kažkoks netinkamas priėjimas gali būti. Kad klausytojai tiesiog būtų sąmoningi apie tai, kaip su savim būna. Aš atvirai pasakius, nežinau, ar įmanoma vienam su savim, nors ir knygų yra prirašyta ir apie vidinį vaiką, neblogų knygų, bet ir mano klientų patirtis, aš pati ir asmeniškai, nelabai mums išeina patiems su savim ten kažkaip save gydyti, nes mums reikia santykių ir to kito žmogaus. Tai čia turbūt tos pavojai būtų kažkur ten prisikapstyti ir tada įkristi tą vaiko žaizdą kažkokią tai. Tai vėl, žinai, gali mūsų gynybos neleisti, net jeigu aš ten vienas skaitau knygą ar kažkokias meditacijas darau, nueiti į kitų žaizdų, tiesiog neleis. Užmigau, ten kažkaip neįdomu. Tai čia ne mus taip saugo. Ir gerai, kad saugo. Tai vis tiek tos kontraindikacijos būtų, kad, žinai, yra pavojus įkristi tą žaizdą ir kas mus tada ištrauks.
Tai o tas vidinis vaikas, tai tas pažeidžiamumas mūsų, tai va ten visokių tų jautrumų yra. Tai gal tiesiog nedaryti to vienam, kas ir sakau, turbūt dažniausiai žmonės, ten, kad ir knygų paskaitai, bet nelabai vyksta pokytis, arba šiaip prasiplečia pasaulis ir tada jau galiausiai nueini iki terapijos. Tas irgi naudinga. Tai toks turbūt būtų, kad žinai, nekristi į kažkokią žaizdą vienam, kad paskui gali ir per mažai būti resursų. Bet čia taip ir su terapijom gali būti, dėl to viskas po truputį labai mes turim resursų statyti, kad galėtų žmogus grįžti į tą saugią erdvę savo nervų sistemoje ir virškinti tą savo sunkią patirtį kažkokią tai žaizdą. Ja, kad nebūtų per daug ir per greitai. Jo, kad tik tam paskui joje ir žinai tūnai ir tenai skausmas vėl atsiveria žaizdoj, tai tada naudos nelabai yra. Pritariu, aišku, pritariu. Kaip ir viskam, kam sakėjai. Iš tikrųjų, galbūt prieš pabaigą norėtum dar kažką pasakyti klausytojams, gal kažko nepaskirba yra noras, paskutiniai žodžiai. Aš klausytojams noriu, nežinau, palinkėt gal, prioritetu statyti santykių su savim. Su to vidiniu vaiku arba tiesiog su savim. Ir tada jau po to daug yra kas. Nes be šitos kelionės mes visada nusivilsime. Mūsų visi santykiai netenkins. Mes vis norėsime, kad kiti atlieptų kažkokius poreikius, kad aš čia būčiau svarbi, reikalinga, priimta, kas yra normalūs poreikiai. Bet jeigu tai eina iš gilios tuštumos vidinės, tai tada niekada atrodo neužteks. Tai mes turim atsigręžti save ir patys pradėti matyti savo tas dalis, matyti, gerbti, priimti, apkabinti. Tada jau ir pasaulis kažkaip taip atspindės ir mes eisime į tą komunikaciją. Tai aš labai labai linkiu atrasti šitą, žinot, kažkas jūsų viduj labai labai ilgisi jūsų dėmesio. Tai aš linkiu atrasti tą kažką, kas laukia, kol mes žvalgomės į išorę kažkur. Kažkas labai laukia, kad tu pasižiūrėk į mane. Tai, nes man tame yra tiek ir sakralumo, ir va čia yra tas dvasingumas, tas va ten dvasingumas, kuriame daug tokios nežinomybės, bet tame ir pasitikėjimo, ir jautrumo, ir meilės, ir dėkingumo, ten visko gali gimti, bet tai yra tikra kažkaip labai gyva. Labai užpildo. Jo, gražūs žodžiai, labai jaučiu kažkaip, kai daliniesi. Man tai labai gyva, žinai, dalinuosi iš tokio gyvo patyrimo šios akimirkos. Aš pati labai, tiesiog einu tuo keliu ir man tada brangu yra dalintis tuo. Gal ta gyvybė kažkiek persiduoda. Jaučiasi, žinai, kad neperskaitai ir pasakai, žinai, iš savęs, iš tikro kalbi. Tikrai tas jaučiasi ir apskritai noriu padėkoti už pokalbį, labai jaučiuos pasimaitinus kažkaip. Ir dar yra tas toks kažkoks atsiverimas pečiuose, tikrai jaučiu tokį kažkokį pamaitinimo ryšį, žinai, labai tikrai ir surezonavau ir patrankos labai gyvos, toks yra kažkoks tikėjimas, žinai, tai ačiū tau, tikiuosi ir klausytojams surezonuos. Ir nežinau, tokia, matai, net sunku rinkti žodžius, tikrai labai dėkinga esu ir klausytojams taip pat noriu padėkoti už dėmesį. Nepamirškite sekti mūsų Facebook, Instagram bei TikTok platformose. Jeigu norite mus paremti, tai padaryti galite Contribui platformoje. Dar kartą ačiū ir iki kito karto.